Apėjimas arba žingsniavimas aplink stulpą gali turėti begalės variacijų, tačiau dabar pakalbėsime apie pačius pagrindus. Viršutinė, vidinė ranka yra ta, kuri traukia mus į viršų. Pradedu maždaug sprintis nuo stulpo, kad galėčiau paimti aukštai ir traukti iš peties. Išorinė ranka gali būti ir naudojama ir ne. Žemiau negu mano krūtinė stumiu save nuo stulpo, jeigu naudoju. Jeigu ne, pasitikiu tik vidinė ranka. Vidinė koja daro mažą pasiruošimo žingsnį, aš niekur nekeliauju, tiesiog ištiesinu koją, paruošiu kaip skriestuvo adatą. Skriestuvo pieštukas bus mano išorinė koja, kuri atsidarys plačiai ir aš pastatau išorinę, pritraukiu vidinę, kai tik pradeda maišyti stulpas. Galima tai daryti ir sulenkiant kelius ir palaikant jūs kuo ilgiau tiesius. Primenu, išorinė ranka gali būti ir naudojama ir ne. Galiu pasiruošti, giliai įsėsti, pritraukti vidinę koją ir vėl užaugti. Lygiai taip pat galiu pastatyti koją, nelenkti koją ir pritraukti vidinę.